Sveiki. Šiandien pasistengsiu padaryti pamoką, tai kuo trumpesnė arba kuo ilgesnė, aš stengsiu sudėti kuo daugiau informacijos ją. Tai va, pamoka bus apie custom NPC darymą, tiksliau custom NPC darymą iš vidaus Javai, pačio Javai. Pavyzdys bus išnagrinėtas ACI Peko ir būtent su ClassMaster NPC, kuris turi ten porą custom funkcijų ir iš karto eikime prie to. Per Eclipse jūs iš esmės ištraukė ACI Game Server Peko Game Serverį, gausit tokią nesąmonę ir jeigu jūs nežinot, kaip tą padaryti, tai siūlau toliau net nežiūrėti. Taip pat jeigu nežinot anglų kalbos, siūlau toliau net nežiūrėti, nes daugmaž viskas yra paremta paprasčiausiai suprantama anglų kalba. Tai va, ClassMasterį galite rasti netuose F2 Game Server Model.actor instance ir bus L2 ClassMaster instance. Atsidarius jį, pas jūs viskas atrodys taip va, jeigu jūs esate susidūrę su Java, tai nebus baugu, jeigu nesat, nebūkit bauginti, nes tikrai nieko baisaus nėra. Ir kas mus domins, tai būtent iš šitą eilutę public void, šitas kliaustomis dirbtinis, kai kitas kliaustą užsidarančiai šitą pačią vietą, tai reikia šičia. Tai va, nagrinėsim tik šitą vietą. Paprasčiausias pavyzdys, anglų kalba if, jeigu komanda starts with prasideda su, skliaustelius nurodyta, kaip komanda gali prasidėti, tai first class. Ir jeigu mes atsidarysim HTML, pradžiausia HTML mes pamatysim, kad pass, npc object ID ir komanda prasideda su first class, automatiškai tai, ką matot jūs, tai, ką matys žaidėjas first class transferis, galės paspausti sekcioną ir pasakys savo klasę. Automatiškai, jeigu tai yra daroma taip, tai daroma šitą kitą eilutę ir taip toliau. ACI Peke yra įdėta funkcija kaip null, aš ją esu biškį pakeitęs ir pas man jinai atrodo štai. If, jeigu, šauktukas reiškia ne, apskritai Java šauktukas reiškia ne tikriausiai visų programavimų. Jeigu žaidėjas, player, logiškai suprantama, is null, yra jau nublės bet kadangi šauktukas, tai žaidėjas nėra null, nes tiesiog gaunamas jo šitas parametras. Jeigu žaidėjas nėra null ir žaidėjo PvP kills yra mažiau arba yra daugiau arba lygu 100, tada player set null, logiška, true, player send packet. Šitą eilutę man pačiam buvo biškį neaiški, bet man atrodo, jinai tiesiog išsaugo žaidėjo statusą, nes pavyzdžiui, jis pasidarė nublėsas ir jos statusas yra išsaugotas kaip nublėsas. Toliau nusiunčiama paprasčiausia žinutė. Jeigu ne, nusiunčiama paprasčiausias 3 eilutės žinutė. Atrodo viskas aišku. Ir jeigu pažiūrėti HTML failą, taip pat komanda yra su become null, jūsų komanda, tai ko tai žaidėjas paspos žaidimą, tikriausiai HTML dizainą išmano visi. Tai va. Toliau, pažiūrėkime mano sukurtą hero. tą pačią hero komandą, kuri žaidėjai suteikia hero ir neatrodo taip va. Jeigu žaidėjas nėra hero, automatiškai nes šauktukas tikrina. Jeigu žaidėjas yra hero, bet šauktukas tikrina, kad nėra hero. Ir žaidėjas. Toliau eina sunkioji vieta. Iš tikrųjų nesunkioji, nes jeigu paskaityti viską angliškai, tai automatiškai taškelis reiškia kažkokį tai informacijos traukimą į žaidėją. Interpretuokim taip. Žiūrėkit. Player get inventory. Tai žaidėjas iš pradžio ištraukiamas inventory, tada get inventory item count. Ir inventory skaičiuojamas daiktų kiekis. 6673 yra festival diena ir skaičiuojamas pagal enchant levelį. Antras parametras po kablelio yra enchant levelis. Tai automatiškai, kadangi Javai viskas prasideda nuo 0 ir 0 tai realiam žaidime gali būti netgi ir 1, aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų kaip tai veikia, bet -1 yra logiškiausia, nes tada reiškia, kad šitas itemas neturi jokio enchant parametrą visai, nes tai yra tiesiog festivalo dienas. Ir toliau, jeigu yra daugiau arba lygu 2, tada daroma šitą komandą. Žaidėjas, player ir toliau po taško sakome, ką jam daryti. Destroy item by item ID. Tai sunaikiname daiktą pagal jo identifikacinį numerį. Process ClassMaster. Parašome ClassMaster, nes mes esam ClassMaster instance. Tiesiog instances meskite ir visą laiką, jeigu kursit kažkur kažkokį NPC dar labiau custom, tai tiesiog rašykite tai, kas yra tarp L2 ir instance. Tai va. Toliau eina item ID, tai festivalo dienos, jų kiekis, kam tai bus daroma, tai mūsų žaidėjai.
Ir true tai yra paprasčiausiai žinutės siuntimas. True, jeigu true, tai buvo siunčiama žinutė, kad per žaidėją buvo sunaikinti daiktai, jeigu false, tai nebus siunčiama. Toliau daroma paprasčiausiai dalykai. Player set hero, gan aišku, broadcast, čianai tiesiog siunčiama animacija, kuri man atrodo kaip level upas ar kažkas tokio, sąžininkai nežinau. Toliau siunčiama paprasčiausios 4 žinutės, jeigu bent vienas iš čia esančių parametrų arba kokiu nors būdu nepavyko sunaikinti daiktą žmogui. Tada siunčiama šitą eilutę. Tiksliau šitas 3 žinutės. Ir paprasčiausias pavyzdys, pavyzdžiui, ką jūs gali dar padaryti. Jeigu, sakykime, žaidėjas kaip nors, nežinau, pavyzdžiui, cheatino jūsų serverį, tiesiog rašom player, dedam tašką ir po taško pas jūs eklipsiai atsiras va toks va gan mažas, nemažas, didelis, nedidelis funkcijų sąrašas, tiksliau metodų sąrašas, nežinau. Ir pavyzdžiui, galima prašyti paprasčiausią pavyzdį. Jeigu žaidėjas pamėgino būt hero, bet jam nesigavo, tai sakykime add XP and aspect. Ir automatiškai add to XP, skaičius kažkoks tai, nežinau kokį jūs tik norit, ir add to XP irgi skaičius kažkoks tai. Ir galia visą laiką turi būti tabletiškis, kad turi daryti tą visą dalyką. Ir man atrodo aš neteisingas, nes aš rašiau per daug skaičių. Ja, nes čia jau eina typo ir taip toliau, jeigu eilutė, pavyzdžiui, būtent dedėjinėjant XP arba SP būna pabraukta, tai žinokit, kad tiesiog gali būti per daug skaičių. Toliau, sakykime, player taškas gerai, sakykime, taškas nuogi. Pavyzdžiui, žaidėjo pasiemamas, hospodį, ką tai čia padarai. Gerai, žaidėjo tiesiog gaunamas klanas, dedamas taškas ir add reputation score. Ir va, pas mus atsirado tokias 2 eilutės. Value, tai kiekis nori didėti reputation score, pavyzdžiui, ir ar išsaugoti tą reputation score ar ne, didėjus planą, sakykime, true. Su tokia eilutė jūsų žaidėjo klanai bus dadėti tiek reputation pointų ir jie bus išsaugoti.